Sveiki žėjai, šį kartą esame tokioje netikėtoje lokacijoje Arnionių didžiajame prūde. Nieko apie jį nežinome, buvome čia pakviesti pažvejoti. Kaip visada penktadienis būna toks vėlus ir vakaras ateina net nejučia, tai mes greitai susikrausime daiktus, pasiruošime stovyklavietę, užsimesime ir bandysime kažką pagauti. Čia yra su daug likvidų, aliejaus, čilių, netoli salelės ant 1,7 metrų lik. Kai vidutinis ežero gilis, ežero telkinio, 1,5 kažkur, bet radom vietų, kur 2 metrai. Tai 2 metruose daugiausiai žuvies ir buvo. Opa. Atidaryta. Pirmas nedidukas, kol traukiam buvo ramus, aišku dabar nenori jis būti ramus. Bet prašau, atidarimas yra. Laukiam didesnių, kai visada legendos yra, kad čia bus didelių karpių, bet matysime. Gerai, paleidžiam, einam pavakarot.
Geltona po kol kas rami. Na štai ir trečias žvynius. Nedidukai. Nors masalai nėra maži. Bet godus kažkaip apžioja. Pažiūrėsim, gal tolimesniem taškam reikės didesnius bolius uždėti. Su artimu bus galima pažaisti ir su tokiais. Vis tiek smagu. Na ką, štai ir atėjo 11 valandų. Kaip matėte, pagavome jau kelis karpiukus. Galbūt ir visi nedideli, bet kas reiškia, kad keli taškai veikia. Kas įdomu, bandėme meškeres labai plačiai paskleisti. Tai reiškia, turime, vakarui turėjom 5 meškeres, dabar susirišom dar vieną, ieškome dar vieną tašką, tai iš 5 meškerių veikia tik tai 2 taškai. Vakare užkybo veidrodukas, tada ryte nuo kokių 6 ryto pradėjo 3 žvynukai užkybo. Tai kaip ir keli taškai veikia, reikia laukti tik tai senolių ir tikėtis, kad jie pasirodys. Kas įdomu, kad masalai pakankamai dideli, tai yra 24 ir pop-upas, 15 kokių, ten dabelsiukas, tai sunku pasakyti, dėl to taip mąstau. Tai galvojau, kad tiesiog tai mažai žuviai bus sunkiau pradaryti tą masalą. Plaukas irgi ilgas ir nemotais, matomai žuvis tiek alkana, kad čia ryja viską. Tai nežinau, dieną pabandysime galbūt aktyviau pagaudyti, o galbūt reikėtų ir vieną meškerę bandyti ant tiesiog 2,24, kaip laukinėme ežere, kad pagauti tiesiog, palaukti tiksliau didesnio karpio. Iš vakaro po kol kas matėme taip, kad gylis maždaug vidutinis, pasakykime, 1,4 iki 1,6 metro, o pagrindė žuvimi matėme maždaug 2 metrų gylyje. Yra čia kelios vagos, senas ortofoto nuotraukas pažiūrėjus galima jas rasti. Tai mes gavome galimybę bent jau prasiplaukti valtimi, apsižiūrėti, kaip kas čia yra, nes, kaip suprantu, čia nelabai kas stipriai ir yra žvejojęs. Tai prie tų salų, tokių vizualiai matomų priplaukus, radome netgi perkritimų nuo 1,8 į 2,8. Tai vat būtent visą žuvį matėme kažkur nuo 2 metrų gylio. Tiesa, vakare buvo aktyviau ir vakare prasiplaukus, tai matosi tikrai daugiau žuvies. Pavyzdžiui, viena apžėlus sala yra ir gylių skirtumas yra, kad iš dešinės sekliau, kaip minėjau, apie 1,5-1,6, o iš kairės šiek tiek toliau yra tas 2 metrai gylis ir ten jau matosi tada daugiau žuvies. Tai meškerė, kuri paguldyta prie tos salos ir guldėme iš kairės pusės, kad tikėdamėsi iš to gylio, jeigu ateis žuvis, kad jinai greičiau mum ir užkips. Taip pat įdomu, kad echolotas sako vieną, realybėje galbūt kažkiek kitaip yra. Gavosi taip, kad tos meškerės, kurios buvo giliau, nebuvo tokios produktyvios, kaip minėjau, iš 5 3 stilėjo. Tai viena iš tų gilesnio gylio tik tai veidroduką pagavo vakare, o ryte kibimai visi buvo toliau kranto esančių nendrių, matomai ten kažkoks sėklius ar kažkas tokio. Jaučiu išvertimas stovo.
Ai, šitą žiūrėk į rytų. Šitą į rytų. Kaip sakant, karpiai ant potencialo pradėjo ateiti. Kupros didžiulės, bet net nesimato kibimo. Pamačiau tik tai galiukas, kad juda, kai atėjau šalia meškerės. Prašau, yra ir tokių dydžių. Bet kažkaip ne į tą pusę svoriai. 2 kapeikos. 2 kapeiką. 2 žvynus turi. Gaila nepasvėrėm tavo, būtų aišku, kada didesnis. 3 kapeiką. Šitas. Delta dydžio. Valus. Šiaip, žinai, gražus. Žinai, gražus. O, kitą pusę. Ramiai. Opa. Gerai, tai čia gal prosenelę pakviest turėtų, ne? Na ką, trumpam buvom dingę. Matėt kibimą ant šios meškerės, bet kažkur ten atsisėdo kliuviniuose. Tai nuvarėm pasiimti ir kas gavosi, karpis greičiausiai jau atsipurtęs buvo. Užkabinom kažkieno seną sistemėlę, kuri buvo užsikabinus už kitos senos sistemėlę. Tai gavos šiek tiek telkinį pravalėm, tai reikėjo persimesti šitą meškerę, bet iki to laiko, gal dar sistemėlės rašausi, užkibo viena iš meškerių ten. Ir lyg neblogas karpis buvo apie 10 kg, sakykime, bet užėjo jis labai į kranto liniją ir kabino kitą meškerę. Ir užsiviniojo už valą, nepavyko mum atpinti. Tai ko pasiekoje jis tiesiog betraukiant atsikabino. Tai gavos persimest reikėjo visas 3 meškerės, po kol kas ramu. Bet meškerės persimestos ir belieka tik laukti. Česnakiukas. Štai ir dar vienas sportininkas. Aš kaip jaučiasi, kai tik žvynis ir kibimas šiek tiek stipresnis ir kovotojas aktyvesnis. Opa. Standartiškai, sakykime. Tai čia turbūt 7 karpis, man atrodo, su tuo atsikabinusiu. Tai kurgi jūsų senelės? Štai. Gerai, paleidžiam. Pasispūsk. Tai va, aš jums parodysiu, kokie dideli karpiai kimba ant štai tokių sistemėlių. 2,24 builiukai. Nieko savo. Opa. Opa. Aišku, uodai mus gelia labai pasiutę. Bėgsime į palapinę. O kitas kliuviniuose liko. Tas buvo 6 kartus didesnis. 6 kartus didesnis. Gali.